O, dviese esat, parodyk, kas čia dar yra su tavim. Sveikas, Lukai, nematau tavęs kažkur tai kampe esi. Va, matau. Kur karjerose, kur gali lipti laiptais, ten kažkokiais, tai tenais bus tokių reikalų, kur taip ten lievai, tu turi praeitą visą šūdą. Nu, taip pat, žodžiu, kuo šūdinesnis darbas, tuo daugiau ten reikia su jais kopotis ir ten tų tokių pakeist ten tą, kažką. Labiau papasakoti jums apie tai, nes iš tikrųjų su Gen Z įdarbinimu yra tikrai nemažai problemų ir gana sudėtinga ir jaučiasi tam tikras, sakykime, generationų skirtumai. Tikrai jie nieko nemoka, nesvarbu kokia ten ta akademija ar UX/UI kursų. Galbūt neatsakysiu, kas yra vienas dalykas, faktas, kad kombinacija tikrai ta patirtis iš esmės nėra svarbiausia, jeigu taip atsakytume. Gerai, kad akademija išleidžia dažnai studentus paruoštus bet kokiai situacijai, nes dažniausiai moka daryti bet ką. Reikia suprasti, kas tau patinka ir stengtis atsirūšiuoti klientus ir nesvarbu pasakyti ne, viso gero, jeigu nepakeliu. Man atrodo, kad reikia perėti pačiam, kad tu suprastum, bando mane dabar apknisinėti. Tai turėk tą įgūdį atpažinti, kad atpažinti, kaip tai vyksta, bet kitą kartą jau žinosi. Tai aš toks labiau gal būčiau už tą, kad hebra patirtų. O tu, Lukai, irgi dizaineris? Jeigu galėsi, Eimantai, atmesk Luko kokius kontaktus. Įdomu, ką kuri. Mūsų galimybės, ką veikti, yra taip išsiplėtę šiuo metu. Mano žmogus, jį labai lengva išmušti iš jo kažkokio tai kelio. Draugas įsidėjo, kaip jam ten, žinai, kažkas tai sekasi. Gerai varo, gal ir man tavo užsiimti. Ir žmogus keičia savo profilį. Ir prasideda toksai, truputėlį blaškimasis, nes, atrodo, kad pas visus kažkas fainiau vyksta negu pas tave. Linkėčiau tam žmogui labai taip aiškiai žinoti, ko jam pačiam reikia. Ne tai, kas yra madinga. Manau, kad pradžioje nelabai turbūt, nes tiesiog yra žinių aplikavimo problema turbūt, kur tu turi tų žinių, bet tu nežinai arba kaip jas perduoti, arba kaip jas pritaikyti tavo. Kad pradėjau galvoti skirtingoje plotmėje, ir čia ne mano zona, bet išlaikyk stiliuką. Tai čia testai, žinai, kuo daugiau tokių testų, kuo daugiau tokių medijų pasiėmė, nepabijotų pačių projektų, tai ten open callai, visokie, viršeliam, plakatam, knygom iliustruoti, pilna tų open callų, tikrai daug. Man tikrai yra svarbu išsilavinimas. Diplomas nesvarbus, tave gali būti išmetę prieš pat bakalauro įteikimą, bet išsilavinimas duoda tam, jisai sudeda į jauną žmogų tam tikrus pagrindus. Ta prasme, pojūtį, kurios, tai kaip poetui nemokėti lietuvių kalbos gramatikos ir bandyti parašyti puikias eiles. Nes tai labai menininkas, bet klaidų daro, ten skyrybos nežino ir panašiai. Tai vis dėlto, kaip čia, pradžiai meistrystė, paskui aktorystė. Tu turi turėti tą backgroundą. Tai ten, tai nedirbkit su antrom pusėm. Apdažytais rūbais, ką aš, nei fancy, nei ką. Tai jau geriau bus zavalas pastovus. Mano draugė galėtų pasakyti, kad nelabai koks aš esu time manageris. Tai būtų nuvertintas atliekimas. Pasiskaičiuoja savo dieną, savo kainą, paėmė avansą, pasirašai sutartį, bendrauji
dalykiškai. Tiesiog elementariai darbo etika. Tai turbūt jo pagrindiniai avansas, nepasimauti ant exposure ir bus daug darbų ir licencijavimas labai svarbu. Jo, tai buvo mokesčiai jaučiu didžiausi iššūkiai. Bet reikia išsiaiškinti, kaip ten deklaruoti, kiek pinigų ten ateina ta deklaravimo momentas. Aš ten visas peršykęs, ačiū Dievui, dar buvo, teta yra buhalterė, ten kažkokia įmonė, tai žinai, tai patėjo, ten, va, žiūrėk, čia toks, taip, vyksta. Vaistus, čia dar šuliuoju, jaučiu, buvau dar šuliuoju. Žinai, duočiau patarimą, kad reikia su Kavaliauskiene gerai sutarti. Galvau, kad reikia gal kažkaip sakyti, va, čia pradėk anksčiau daryti dalykus, bet iš tikrųjų tai vėl čia apie tą patį. Nežinau, man šiaip labai patiko, kaip aš atėjau šitą kelią ir kaip aš tą apraučinu, kaip aš tą matau, man kažkaip yra kaifas ir aš nejaučiu kažkokios naštos. Man patinka nuovargis nuo savo nuo kūrybos, net sugalvoti, skaičiau, kovo men, kaip yra, davai, ten, žinai,